Bam, biudžetiniai vaizdo efektai. Senatvė, matyt. Beveik padusau. Ieškot mini stovyklos rudenį vyrams, bet nenorit, kad būtų atidarinėjamos čakros, kad būtų vykdomas vidinis energetinis valymas ar susitikimas su savo vidiniu vaiku. Nenorit kristalais ten įsitrint savo intimių vietų, veidoskaitą ar veidotarą ten užsiiminėti ir visokių panašių kitų dalykų. Žinau, kad yra pakankamai sudėtinga rasti, bet mes laukia ir mes siūlom tokį dalyką. Nuotykių savaitgalį vyrams pavadinimu Nepadusk prie Dusios ežero, jeigu suprant, ką mes čia dabar padarėm. Apsilankimas taip pat ir Dapkiškių dvare, žygiai laukia Metelių regioniniam parke. Viskas už jūs suplanuota. Pirtį jau sakiau tikriausiai. Skanus maistas, netgi picos, edukacija, prasminga veikla, prisidėjimas prie kitų žmonių gerovės. Pamatysit irgi kaip. Geri pokalbiai, seminarai, būtent šitą temą. Mes kartu su Emu, aš Laurynas ir Emas mano bičiulis, kurio čia nesimato, nes gyvena Klaipėdos rajone, va čia galime jį kažkur įdėti. Turim nemažai žmonių užsiregistravusių, bet dar turim šiek tiek vietų ir jeigu norit prisijungti prie tikro nuotykio laukia, šiek tiek pamąstant rimčiau ir apie gyvenimą, sustabdant laiką, išlipant iš to žiurkėno ratelio, kuriame esam kiekvieną dieną įsibėgę ir tiesiog geroj grupiai žmonių prasmingai pabūti laukia. Tai prisijungėt prie mūsų. Pasimatom. Lapkričio 8-9 dienomis Dzūkijoje. Nežinau, ar čia išeis padaryti Dzūkiją, kad būtų parašyta. Tikriausiai neišeis. Laukiam jūsų. Vis dar darau. Dzūkija. Iki.